Audioteka verslui pristato Žmogiškieji iššūkiai. Podcastas apie darbą su žmonėmis. Sveiki įsijungę Žmogiškųjų iššūkių podcastą. Ačiū labai, kad klausai ir noriu ypatingai padėkoti už jūsų žinutes, kurias gaunu kaip reakcija į vieną ar kitą epizodą. Iš tiesų, tos jūsų reakcijos, jūsų žinutės, jūsų grįžtamasis ryšys yra didžiausias paskatinimas mums toliau ieškoti įdomių temų apie žmonės organizacijose ir kurti šį podcastą. Tai kviečiu prenumeruoti mūsų podcastą YouTube, Spotify ir kitose platformose, kurios tau yra patogios. Ir dar noriu priminti, kad mūsų podcastas yra kuriamas su Audiotekos pagalba. Tai Audioteka šiuo metu turi labai fainą pasiūlymą, jeigu dar nebandėjai Audioteka Club prenumeratos, tai šiuo metu ją galima pasinaudoti visą mėnesį visiškai nemokamai. Kviečiu pasidomėti, paliksiu visą informaciją ir išbandyti. O šiandien pokalbį turėsiu su Aleksu Balachovič, Talent Hub atstovybės Lietuvoje vadovu. Labas, Aleksai. Labas. Ir sutarėm kalbėti apie tai, ką, Aleksai, tu žinai geriausiai ir ką veiki didžiąją dalį savo profesinės karjeros matyt, apie atrankas ir konkrečiai apie tai, kaip išlaikyti kandidatų motyvaciją. Ir pagrindinis mano klausimas, nes daug bendrauju su samdančiais vadovais, tai toks klausimas iškyla iš vis, ar žmonės vis dar motyvuoti, ieškoti darbo ir kaip tai jų motyvacija veikia, kur jinai dingsta tam tikrais atvejais ir ką su tuo daryti. Tai norėčiau gal pradėti paklausti, kaip šiaip matai, kas vyksta darbo rinkoje, ar kandidatai vis dar siunčia CV? Taip siunčia ir šiaip šiai dienai, būtent kokia rinka yra dabar, pasakyčiau, siunčia žymiai daugiau. Aš šiaip dabar rekrutmente, man atrodo, 11 metus dirbu ir pradėjau savo karjerą Anglijoje, žymiai sunkesnėje rinkoje, jau gaunasi po tokio kaip 2009 metų dar krizė buvo ir visa kita. Ir tada buvo viena rinka, pasakyčiau, tada atėjo biški kita rinka, kai buvo COVIDas ir post-COVIDas ir dabar ir vėl grįžom prie tas, kas buvo anksčiau. Tai kaip aš tai vadinu, buvo employers market anksčiau, tada buvo employees, nes visiems reikėjo ir visi augo ir dabar mes grįžtam į employers market. Okay. Employers market atsiranda paprasčiausiai nuo tokio supratimo, kad mažiau darbų yra. Kandidatų supply yra didelis, demand darbams yra didesnis ir darbų nėra tiek daug. Tai pavyzdžiui, net palyginus, jau dabar 5 metus dirbu Lietuvoje nuo to laiko, kai grįžau, tai kai dirbau agentūroje prieš tai išvis niekas neaplikuodavo. Ir ant pačio galo jau biški prieš išeinant pradėjo aplikuoti žmonės. Dabar 2 metus buvau praleidęs in-house ir tada jau buvo tas pikas employers market, tai iš tiesų paleidai kokį nors darbą, ypač jeigu vadovo arba specialisto su aukštesnio atlyginimo, dažniausiai net nereikia headhuntinti. Labai daug žmonių aplikuoja. Jeigu tai yra kažkoks mainstream skillsetas arba gera pozicija, kur irgi labai daug vadovų tinka, žinai, su daug soft skillsų. Ir dabar ir vėl dirbo agentūroje ir paleidai, skelbimą ir labai daug žmonių aplikuoja. Okay. Ir net pasakyčiau, žmonės labiau noriai, kalbasi. Aš manau, viskas yra dėl to, kad, 3 metus atgal visi, gal net 3, nežinau, kiek jau dabar laiko praėjo po COVID, 2-3 metai, kai buvo ta rinka, bet paleidai skelbimą ir nieko nėra. Tuščia. Jo, aš atsimenu, kai man skambino ir siūlydavo ten vos net 2,5 kartų didesnį atlyginimą, kad aš kaip rekrūteris prisijungčiau prie kažkokios komandos. O dabar, man atrodo, šiandieną jau net nebesurasi tokio lygio, tokio lygio pozicijos už tokį atlyginimą, net kaip vadovas. Ar visose srityse pastebi tą aktyvumą padidėjusią, ar yra sričių, kurios vis dar gan sunkiai? Jo, šiaip labai matosi skirtumas. Pavyzdžiui, pasakyčiau, logistika per paskutinius porą metų žiauriai nukentėjus yra. Taip. Ir jeigu tu turi darbo pasiūlymą, tai labai daug žmonių tenais aplikuoja. Ir net jeigu rašai, visi nori su tim kalbasi. Bet visą laiką yra, mes lietuviai, kaip sakyti, maža rinka, jauna rinka, neturim labai daug žmonių ir neturim labai daug galbūt tokių išsivyščiusių stipriai kompanijų, kurių atsiranda, tokių kaip atšakų pozicijų, su kažkokia nišinė patirtim ar labai aukšto lygio specializacija, tai tenais visą laiką sunku yra, todėl kad tie kandidatai žino, kad yra poreikis rinkoje,
visą laiką jiems rašo rekruteriai, nesvarbu, kokia situacija rinkoje, visi rašo, visi visą laiką nori, kad jie prisijungtų, tai tokio tipo kandidatai niekada neaplikuos. Ir tu tai pamatysi. Nu, aišku, devai ir inžinieriai kokie nors. Dažniausiai, bet visos kitos pozicijos, pasakysiu, žymiai suaktyviai yra. Mes kalbėjom dar praeitą kartą susitikę, ne, ir tu pats buvai išsiminęs, kad buvo tokia situacija, kad mačiau pasiūlymą ir laukiu, susisieks ar ne. Ne, ir va tose gal paklausesnėse pozicijose ar labiau nišinėse taip ir atsitinka ir man pačiai teko kažkada paiešką daryti, kur siauras rytis, aš ten galėjau išlystinti viso apie 50 žmonių Lietuvoje tokios specializacijos, ne, ir aišku, skelbimas visiškai ten minimaliai suveikia, gal vienas kitas iš tų mano norimų žmonių sureaguoja, tada pradeda eiti per sąrašą ir visi matė skelbimą, visi matė pasidalinimą ir visi laukia, kol tu į juos kreipsies asmeniškai. Ar pastebi tai? Jo, pastebiu ir nemažai. Ir čia toks santykis, žinomas kaip, tu žinai, kad tavo skillsetas yra patrauklus rinkoje ir kitas yra ego. Nesisiūlyti, čia tas? Šiaip galbūt tokių porą momentų pasakyčiau, bet jeigu save pastatyčiau į tą situaciją, nes esu keletą kartų buvęs, galvoju, ypač kadangi esu rekruteris ir mane dažniausiai rekruteriai ieško, tai aš tiesiog skaitau, kad jeigu aš tinku ir gera kompanija arba rekrutmento agentūra, tai jie man parašys. Pamatys mano skillsetą, įsivertins ir sugebės parašyti. Ir aš manau, kad lygiai taip pat tie žmonės gali pagalvoti. Viena dalis argumento yra, kad iš tiesų, jeigu tinku, tikriausiai parašys, nes visą laiką parašo, nes pastovi visi rašo skirtingai. O kitas momentas, manau, yra iš skelbimo pasiūlymas nėra pakankamai patrauklus, kad pradėti pokalbį. Čia lygiai taip pat gali pasodinti, man atrodo, bet kokį gerą pardavimą žmogų ir net kam jie parduoda. Ir jie visi pasakys, kad daug kas norėtų nusipirkti tą paslaugą, bet skirtumas yra, kaip tu užeisi, ar per cold message, ar tu susitiksi ir, suvaibinsi tiesiog su žmogum ten kažkiam evente, arba after party po kažkokio evento. Labai didelis skirtumas yra. Yeah. Ir aš tai esu pajautęs ne kartą, kad agentūrai dirbau, vienas rekruteris paskambina kandidatui ir kandidatas atsisako ir tu paskambini tą pačią dieną su tuo pačiu pasiūlymu ir pradedi kitaip pokalbį ir žmogus tada sutinka dalyvauti. Tai yra, kaip mes save pristatom, kaip mes pristatom pasiūlymą, mūsų energiją, entuziazmas ir visa kita. Čia gal dar vienas dalykas yra, aš dabar galvoju, kadangi informacijos srautas pas mus labai didelis yra, pas visus, telefonuose, kompuose, kur be atidarytum, tai kartais tu scrollini ir pamatai kažkokią galimybę ir tu pagalvoji, o gal ir įdomu, bet tavo mintis jau, kažkur kitur, nes tu jau nuscrollinai ir paskui pamiršti netgi grįžti prie to. Tai čia, sako, per kur ateina jūsų kandidatai. Kartais kandidatas dėmesį pagauna per vieną šaltinį, ne? Bet paskui tu jį įtikini per kitą. Tai jeigu kelis kartus tą žinutę pasikartoja ar ten skambučiu, ar kažkaip kitaip, tai galbūt, kad jo ir tas dėmesys grąžinamas į tą mintį, kad gal ir įdomu. Taip. Labai geras pastebėjimas, todėl, kad paprasčiausiai gali parašyti daugiau laiko. Parašyti pirmadienį ryte, šiandieną fully booked esu ir viskas pamiršiu ir negrįšiu. Kiek kartų aš pats esu gavęs kažkokį pasiūlymą, kur gal ir sutikčiau pasikalbėti, bet neaktualu, nes darbas po darbo, sportas, po sporto, kiti reikalai ir viskas, ir tu pamiršti. Ir tu niekada negrįši prie šitos žinutės. Ir būna pafolopina žmogus ir tu vis tiek galvo, vėliau grįšiu ir viskas. Ir tu turi follow-upint pakankamai daug arba turi pagauti žmogų ir pasikalbėti. Čia tas follow-upas tai netgi atskira tema, nes pas mus Lietuvoje vis dar yra, čia neįkyrėti, žmogų neįkyrėti su follow-upais, bet iš tikrųjų tai mes tiesiog grąžinam žmogaus dėmesį ten, kur norim, kad jisai atkreiptų į jį. Ir labai daug yra, čia tu gali pasižiūrėti ir vėl, aš vis tiek palyginsiu tas pardavimas su rekrutmentu, todėl, kad iš esmės tu bandai pagauti žmogaus dėmesio, bet lygiai taip pat kaip ir man buvo, kad aš ir ieškojau rekruterių į porą komandų, kur, buvau vadovas ir
buvo ir rekrūteriai man rašydavo ir siūlydavosi ir man norėdavo su jais pasikalbėti, bet negrįždavo, tada pasimirždavo, žinai, tokie dalykai, arba būna tau pardavimą daro ir lygiai taip pat tu gal esi suinteresuotas pasikalbėti arba bent jau išgirsti, bet dabar blogas laikas. Yeah. Tai aš manau, kad va, tas ir susideda, aišku, čia miksas visokių dalykų, žinai, skirtingi žmonės, bet iš esmės, man atrodo, lietuviai yra pakankamai nice žmonės, kad pasikalbėti su tavim, jeigu tu gražiai užeini ir turi kažką, žinai, pasiūlyti ir viskas. Okay. Ir dėl to, čia jau einam gal į kitą dalyką, bet reikia ir aš šiaip vertinu rekrūterio kompetenciją irgi pagal tai, kaip jisai sugeba pagauti timingą ir kaip sugeba užeiti pas žmogų, nes tas yra labai svarbu čia. Kiek tu sugebi atidaryti durų savo. Turi kažkokį auksinį patarimą timingui ir užėjimui. Jo, dirbk tom valandom, kuriuom nedirba niekas kitas. Jo, čia iš tikrųjų pasiteisina. Jo. Aš iš tiesų galiu padirbti penktadienį trumpiau, bet šeštadienį ryte parašyti kandidatams. Labai mėgstu rašyti šiaip vakarais. Tai ir iš karto labai, labai daug gauni atsakymų. Ir aš žinau, kad LinkedInas gali sakyti, kad oi, čia geriausiai atrašo ryte ir vakare ir taip toliau, bet aš manau, kad tiesiog per mažai žmonių dirba vakarais, kad suprasti. Bet jeigu aš turiu labai identifikuoju nuostabų kandidatą, dažniausiai ten tailor-made padarau žinutę ir parašau laiku, kai žinau, kad žmogus iš karto pamatys tą notificationą ir ten kokią 8 vakaro, nes tikriausiai sėdės ir, žinai, žiūrės. Ir tavo žinutė nekonkuruos su kitom žinutėm ir su kitais. Nes nekonkuruos su dėmesiu, kas svarbiausia, nes žinau, kad jeigu geras specialistas, tai tikriausiai dieną atidavė savo dėmesį darbui, o po darbo visą laiką yra atsakomybės, žinai, bent jau porą valandų, su kuriam reikia sutvarkyti ir vakare, tu turi tą laiką, kai tu pasėdė. Bet aš tą ir esu išmokęs iš Anglijos labai senai, dabar mes dirbam nuostabioje rinkoje, kur gali išeiti iš darbo, tu gali online pasikalbėti, gali dirbti iš namų ir visa kita. 10 metų atgal Londone visi dirbo nuo 8 iki 6 vakaro darbe ir tu negalėjai išeiti anksčiau ir tai nebuvo ten 9 to 5, 8 to 6, breikas 30-40 minučių ir visi kapoja visą laiką. Ir tu kaip rekrūteris turi susirasti kandidatą, bet visi dirba, tai kaip tu tai padarysi? Skambinsi į asmeninį telefoną, daug kas ypač jeigu net neturi. Rašysi žinutę, reply rate'as ten 3% yra. Dabar mes matom 30, 40, 60. Čia yra nematyti skaičiai. Anksčiau matydavau tokius skaičius 3% atrašo žmonių. Tai ką tu darai? Dažniausiai tu skambini į įmonę, praeini gatekeeperį, apsimeti, tarkim, aš ten su statybom dirbau, apsimesdavau kažkokius subkontraktorių ir pas tą žmogų, kad mane nuvestų. Ir viskas darai elevator pitchą. Sveiki, aš Aleksas iš tos agentūros, turiu šitą pasiūlymą, žinau, kad dabar negalit kalbėti, bet jeigu įdomu pasikalbėti, tiesiog pasakykit telefono numerį, paskambinsiu vakare ir pasikalbėsim. Ir viskas. Ir tu visą dieną tu bandai susirinkti telefono numerius, skambinėjai, cold callinį, į kompanijas, dažnai išgirsti tą F žodį. Ir tada tu vakare skambini. Ir taip, tu kuri santykį su kandidatais ir visa kita. Tai vis tiek mūsų rinka Lietuvoje yra palyginus lengva, nes Anglijai, kad tu būtum top rekrūteriu, tai tu tokius dalykus turi daryti. Jo, aš irgi pasilikdavau vakarais, ypatingai ten aukštų pozicijų žmonėms skambinti, kai jau viskas, žinai, nustoja bazas ir tada skambini. Taip. Tai labai faina, tu paminėjai, kad iš tiesų, kaip samdyti yra lengviau, srautas kandidatų yra aktyvesnis, motyvacija aukštesniam lygiai. Aišku, čia mes tikriausiai turėtumėm abu visiems klausytojams priminti, kad naudotis tą situaciją, žinai, atkeršyti kandidatam, jūs nekandidatavote, dabar aš čia rinksiuos, mes negalim sau leisti, nes ta situacija labai greitai pasikeičia ir mes galim po pusmečio jau būti vėl kitoje situacijoje ir vėl ieškoti su žiburiu tų visų kandidatų. Bet norėjau tavęs klausti apie motivaciją toliau procese, ne? Tai mes pakalbėjom apie tą kandidatavimą, apie sudominimo pačią galimybę, apie skelbimo reakciją, ne? Tada mes susidarom nemažai su tokiom situacijom, kad sutari pokalbį ir ypatingai, kadangi tie pokalbiai dabar yra online, neįsipareigojimas žmonių yra menkesnis, nes sutariam ir labai dažnai jie nepasirodo į tą pokalbį. Tiesiog ir tai yra didelė problema tiem žmonėm, kurie samdo, nes tu gali prisiplanuoti ir visą dieną ir galų gale gauti ten 1 ar 2
pokalbius. Taip. Kaip ar turi kažkokių patarimų, įžvalgų, kaip dirbti su tuo, kad daugiau kandidatų visgi prisijungtų? Taip, tikrai taip. Galiu porą situacijų panagrinėti, bet šiaip pakomentuosiu, kad man tikriausiai yra neprisijungę 3 kandidatai į pokalbius ir dažniausiai yra visi pafollow-upinę, kodėl. Ir aišku, tai yra tiesiog, reikia turėti omenyje, kad aš šiaip dirbu su aukščiausio lygio pozicijom arba su vadovais. Tai ir tu pagauni, vyresnio amžiaus žmonės ir labai aukšto lygio profesionalus ir reputacija ir visa kita ir dėl to tai pasitaiko. Plus, dažniausiai aš turiu juos headhuntinti, o ne aplikuoja. Ir jeigu aš jau headhuntinau, tai aš jau sukursiu ryšį su kandidatu, turėsiu porą pokalbių. Bet mes iš to ir galim pasimokyti. Bet pavyzdžiui, pas mane komandose žmonės paskutinėse 2 irgi menedžinau rekruterius ir dirba, tarkim, su žemesnio lygio pozicijomis. Ir kur pastebėjau, dažniausiai neprisijungia, tai yra kokios nors administratorių pozicijos arba AML-as arba koks nors customer supportas. Junior pozicijos. Jo, junior pozicijos, jo. Ir kodėl tai yra? Todėl, kad paprasčiausiai jaunesni žmonės nori didesnio greičio. Ir mes tiesiog nesugebam pakankamai greitai sureaguoti ir aš pastebėjau, kad kur mes prarandam tuos kandidatus, tai kai mes nesugebam adaptuotis prie proceso. Ir, pavyzdžiui, net irgi gali būti agentūroje, procesas mes parduodam klientui, kad mes turėsim telefono pokalbį, online pokalbį, visą kitą, bet kartais tam laiko nėra. Ir šitam žmogui yra svarbu susirasti darbą per 3 dienas, todėl, kad reikia mokėti nuomą, aš gyvenu Vilniuje, atsikrausčiau iš kažkur kitur ir aš neturiu tiesiog luxury palaukti iki 4-dienio, o šiandien pirmadienis, kad mes turėtume online pokalbį, nes visas procesas užtruks 2 savaitės. Tai žmogus kiekvieną dieną aplikuos. Ir mes šiandieną pas mus gali aplikuoti ir mes šiandieną galim būti top pasiūlymas šitam žmogui. Tu padėjai ragelį ir jisai suaplikavo dar 20 pozicijų ir jam dar 3 žmonės paskambino. Ir viskas. Ir kol tu lauki savo 4-dienio skambučio online, šitas žmogus jau nuėjo kitus 3 pokalbius ir jam pateikė pasiūlymą. Ir viskas. Ir tavo pasiūlymas gali būti žymiai geresnis, bet žmonėms reikia išgyventi ir tai yra, pradžia karjeros, negalvoji long term visą kitą ir tu praradai šitą žmogų. Ir paprasčiausia tokia yra situacija, kad mes nekuriam ryšio, nepalaikom kontakto su kandidatais ir mes juos prarandam, nes pas žmonės, kuo labiau junior pozicija, tuo greičiau keisi situacija. Jeigu tu kalbėsi su C-lygio vadovu, tu gali 2 savaitės palikti ramybėj tą žmogų ir nieko nepasikeis. O jeigu pasikeis, dažniausiai pas tave informuos, todėl kad labai matoma rinkoje yra, jeigu pakeis poziciją, dažnai reputacija, santykis, visa kita, tai jie supranta. Plius tie žmonės pirmą kartą dirba. Jo, ir plius tie žmonės moka valdyti labiau savo laiką, savo kalendorių tikriausiai. Jo. Ir čia yra irgi, ar turi kažkokių patarimų, kaip vėlgi priminti ir follow-upinti apie tą pokalbį įvykus, nes kartais ką aš jaučiu, kad kartais koja pakiša ir techniniai dalykai. Tarkim, nežino, kaip prisijungti, kur prisijungti, pamiršta ir tada pereina prie tos 3 temos, ką aš norėsiu su tavim paliesti, prie gaustinimo, kad šiaip žmogui žiauriai nefaina, kad jis susifeilino. Ir tada jisai tau nekelia ragelio ir neatrašo, nes jam gėda yra ir jis nenori su tavim daugiau kalbėti, jisai prarado tą veidą, kaip kiniečiai sako. Tai ar turi kažkokių įžvalgų, kaip visgi nepamesti dėl techninių dalykų tų kandidatų? Aš manau, kaip atrankisto, čia yra tavo atsakomybė, tuo pasirūpinti, tam yra visi toolsai. Jeigu tu dirbi agentūroje, paprasčiausiai, gali susikurti Calendly, numesti linką, žmogus užsibukino laiką, tenais yra pasirašyti priminimas, kad būtų ir viskas, ir išsiunčia, automatizuotas dalykas. Taip. Iš kitos pusės, jeigu tu dirbi internal, visos įmonės investuoja į ATS-ą. Ir šiandieną visi ATS-ai turi tą pačią funkciją, plus priminimą laiško. Tai taip. Kitas momentas, jeigu tu kvieti žmogų į online pokalbį, dažniausiai tu su juo pasikalbi telefonu. Tai ir aš tai visą laiką užduodu šitą klausimą labai paprastą. Ar jūs naudojatės Microsoft Teams arba Google Calendars ar Google Meet ar kažką panašaus. Ir viskas yra atsiklausę, ar nebus problemų prisijungti. Taip. Ir dažniausiai taip ir būna. Arba jeigu aš dar matau, kad žmonės, ir vis tiek aš būna nepaklausiu ir pamiršti visą kitą. Bet aš iš karto skambinu žmonėms ir labai gražiai bandau, jeigu matau, kad žmogus vėluoja, tai dažniausiai paskambinu ir
priežastis būna ta, kad, oi, čia pabandžiau prisijungti per darbo kompiuterį, arba senai nesinaudojau Teams, arba kažkas nepavyko ir visa kita. Ir aš tiesiog su jais bandau, labai, kaip sakyt, non-judgmental sutvarkyti šitą problemą. Jo, išspręsti ir viskas. Ir jeigu nesigauna, nes labai dažnai irgi būna nesigauna, neveikia kompas ir viskas. Taip. Tai aš būna tiesiog pasidarau, video callą su žmogum, arba prisijungia, bet garsas neveikia, tai paliekam, video ekraną, kad matyt vienas kitą ir kalbamės per telefoną. Tu bandai sugalvoti kažkokį solutioną. Ir tai pasitaiko, šiaip dažniausiai net su aukštesnio lygio kandidatais. Taip. Ir va taip būna. Tai, nežinau, galbūt svarbiausia yra, kaip čia sakyt, nuspėti klaidas žmonių ir įsijausti jų situaciją, ne, kas galėjo nutikti iš esmės. Jo. Gerai, tai perinam prie to gaustinimo, kuris iš tikrųjų ten irgi pagal visas statistikas, man atrodo, visą laiką sakydavo kandidatai, kad rekrūteriai gaustina ir ten dingsta po pokalbio, o dabar pas mus kitokia realybė atėjo, kad ir kandidatai dingsta ir paskui sunku net suprasti, kur jie dingo ir gali būti netgi po finalinio pokalbio ir žmogus neatsiliepia. Tiesa, tu atsakai, kad su aukštesnio lygio pozicijom dirbai. Aš prieš porą metų buvau tikrai giliai nustebusi, nes aš irgi su aukštesnėm pozicijom dirbau ir mažiau su to susidurdavau, bet mačiau, kaip kolegės vargsta, kad neprisijungia, kad dingsta ir visa kita. Turėjau vieną atvejį, kur tikrai aukštos kvalifikacijos žmogus su bene 20 metų patirtim rinkoje ir tikrai kandidatė puiki, vadovaujančiai pozicijoje, praėjo beveik iki finalinio pokalbio ir tada dingo. Ir tada tu pradedi galvoti, žmogui kažkas atsitiko, gal, tai mano kandidatam taip nebūna, ne? Man taip nepasitaiko. Ir pasitaikė. Ir iš esmės jinai man nebeatskambino ir neatrašė ir kandidatė dingo. Ir čia buvo tas išskirtinis atvejis, aš jį visą laiką pasakau, nes man irgi jų nebuvo daug su to lygio žmonėm. Bet tas gausinimas, jis atsiranda su įvairiais kandidatais, sakyčiau, aišku, procentas gal kitaip, bet tai kodėl jis atsitinka, tas gausinimas, kas už to slypi ir kaip mums to dirbti? Jo, mano asmeninis požiūris yra, visi gali turėti skirtingą nuomonę, jeigu tave užgausino kandidatas, tai yra tavo kaltė, period. Tu nepastatei santykio, tu neįrodai savo credibility, tu neturi pakankamai informacijos apie šitą žmogų. Ir viskas. Viena iš priežasčių, kaip aš ir minėjau, tu ant savo timeline esi su klientu arba samdančiu vadovu, jeigu dirbi in-house, kandidatai turi savo timeline. Tu neuždavai klausimo, paprasčiausia. Kaip greit jūs norite surasti darbą. Nes vieniems, yra, kandidatai dažniausiai patys paminė, aš čia neskubu, turiu porą mėnesių, o kai kuriems reikia dabar, nes viskas, reikia pinigų ir tiek. Ir jie susiras naują pasiūlymą. Dažniausiai tokie kandidatai aplikuoja visur ir turi kuo daugiau pokalbių, tai tiesiog pavargsta atsakinėti visiems ir paprasčiau yra užgaustinti ir dingti šitoje vietoje. Kitas momentas yra, tu tikriausiai neparodai pagarbos kandidatui ir kandidatas neparodo pagarbos tau. Tu nuo pat pradžių, nežinau kaip lietuviškai šitas credibility, kiek gerai tu save pristatai, tu pastatai save profesionalaus konsultanto poziciją. Jeigu aš dabar paskambinsiu tau ir nieko tavęs nepaklausiu ir pradėsiu pardavinėti ir kišti gerklę tą vieną rolę, ką mes labai dažnai darom. Ir aš pats kaltas per savo karjerą esu, kad turėjau periodą, kur tiesiog agresyviai selindavau. Tai aš jeigu paselinsiu tą kandidatą ir jis man sakys, ne, aš jį tiesiog sakysiu, iki pokalbį visą kitą, tai tas momentas, kai jisai supras, porą kartų pasakys ne ir tu vis tiek pušinė, tai ketvirtą kartą jis tave užgausins, nes per sunku yra su tavim kalbėti ir viskas. O jeigu tu pastatysi tą poziciją, kad, žiūrėk, aš noriu padėti tau susirasti kitą karjeros žingsnį, dirbam su manim, yra tokia galimybė, net jei ne dėl šitos galimybės aktualus pažinti, aš taip konsultuosiu, galbūt bus kažkas kito ir tada tu, jeigu patiksi tam žmogui kaip profesionalas, jis tau visą laiką su tais grįžtamą ryšį. Pakeis nuomonę, parašys tau. Žinai kodėl? Todėl, kad easy su tavim yra kalbėti. Ir tu suprasi, ir tu parodysi tą poziciją. O jeigu tu, sakau, agresyviai selinsi, tai nesigaus. Tai jo, aš pasakyčiau, čia tokios pagrindinės priežastys yra. O žiūrėk, tu labai čia tokį svarbų kampą užsiminiai. Mes kaip
tarpininkai, kaip atrankų konsultantai agentūrose, ne? Tai aišku, turim tą prabangą, kad mes galime būti kandidato, agentais, tarkim taip, ne? Ta prasme, iš tiesų ieškoti, dairytis to pasiūlymo, kuris atitinka kandidato lūkesčius. In-house, kai mes dirbom, mes esame šiek tiek apriboti, nes galų gale mes turėsim tik pasiūlymus vienos srities, vienos įmonės. Ir čia atsistoti į tą poziciją, kad aš esu tau pagalbininkas karjeros klausimais, yra žymiai sudėtingiau, o kartais man netgi in-house kolegos sako, neįmanoma, ne? Tai vat kaip tada kalbėti su tuo kandidatu ir jį atverti taip, kad jisai tau atvirai pasakytų, nes vėlgi, ką matau irgi, kad jeigu tu esi tarpininkas, tau atviriau ir pasako, žiūrėk, man šitą įmonę tikrai neįdomi, nes ABC. Tiesiai įmonė jau taip nepasako, nes reikia užapvalinti, kažkaip ten, gražiau pasakyti, nenori įžeisti. Kaip būnant in-house, pasiekti tokį intimumo ir atvirumo lygį su kandidatu? Jo. Dabar dėl to, kad dirbau agentūroje didžiąją karjeros dalį, tada 2 metus dirbau in-house ir dirbau grupiai, kuri žiauriai sparčiai augo. Man atrodo, mes atsidarėm 8 naujas įmonės, keletą naujų gamyklų per tuos 2 metus, kai aš dirbau. Tai pirmiausiai mano mentalitetas buvo palaikyti tą patį. Antras dalykas, aš pastebėjau, kad būna kalbi su kandidatu netinka ir už mėnesio atsiranda pozicija. Tai natūraliai, pas mane atsirado tokia pozicija, kad vis tiek kalbamės. Todėl, kad tikriausiai, jeigu kandidatas geras, aš kažkur įkišiu tave. Ir net galėsiu pasiūlyti vadovui, nes ir vėl dirbu, motininiai kompanijai ir bendrauju su dukteriniu CEOs kiekvieną dieną, tai galėsiu kažkam parodyti tave, jeigu tu labai tinki ir kažkur galbūt. Ir ne kartą tai buvau įdarbinę žmogų. Tai galbūt reikia, bet kaip in-house atrankistui, dabar pasakyčiau, tai pirmiausia pasižiūrėk, kaip greit jūs augat. Jeigu tu esi kompanijai, tai tikriausiai pas jūs yra kažkoks augimas, nebent tavo pozicija yra, užkeisti visus išeinančius žmonės, nes pas jūs atrišinas didelis yra, bet vis tiek, jeigu yra atrankistų, ypač komanda, tai reiškia, yra augimas. Ir viskas to, man atrodo, ir užtenka. Pasakyti kandidatui, kad, žiūrėk, mes praeitais metais atidarėm 30 naujų pozicijų grupiai. Kitais metais planuojam 50 naujų pozicijų įvesti. Tavo skillsetas, yra tinkamas, galbūt ne šiandienas už tą atvirai pozicijai, bet organizacijai bus geras. Ir viskas, tu turi, kuom užkabinti žmogų ir pasikalbėti su juo. Ir iš tiesų, aš tai rekomenduoju tą daryti, nes pas te vis tiek atsiras kažkada, jeigu tu pamatysi, kokias pozicijas tu samdai, tu galėsi pasižiūrėti į priekį. Tu jeigu žinai, kas vyksta rinkoje, tu turi informacijos, kokią tu gali pasiūlyti žmogui. Jo. O informacija visą laiką yra naudinga, jeigu tu ją gerai pristatai ir tu pastatai save, kaip žmogų, kuris gali rekomenduoti kažką naudingo. Taip, tai tu sakai, žinot, kas vyksta rinkoje, bet čia, ką tu kalbi, tai ir labai svarbus yra tas girdėjimas kandidato, ką jisai nori, ko nenori ir kur čia neperlenkti tos lazdos. Taip. Žinai tą tokį, visi matė tą filmą Wolf of the Wall Street ir parduok man tą tušinuką, ne? Tai čia yra puikia analogija rekrutmentui, pardavimams ar šiaip bet kokioj pozicijoje, kur tu reikia kažką išsiaiškinti. Tu neparduodi pardavinėti tušinuko, tu bandai išsiaiškinti, ar tau reikia tušinuko, ar visą kitą. Šitą dabar biškį gal tekį skambu su šito palyginimu, bet ką aš noriu pasakyti, kad tu užduodi žmogui klausimus ir tada tu pasiūlai informaciją, todėl kad tiesiog gali pradėti kalbėti apie bet ką ir bus neaktualu. Išsiaiškinam tavo situaciją, aš žinau, ką užduoti, kokius klausimus ir pagal tai aš tau galiu pasiūlyti informaciją, kokias tu reikia. Ir jeigu ta informacija bus naudinga, pas ta natūraliai atsiras interesas su manim kalbėtis ir nuo to jau viskas, kaip tu suvaldysi. Jo. Ok. Aleksai, kitas jautrus momentas atrankoj, kai dingsta kandidatai, tai yra jau finišo tiesioji, kai kandidatas gauna pasiūlymą, nueina pasikalba su savo darbdaviu ir tada pasigerina savo gyvenimą ir lieka ten, kur buvęs. Taip. Labai dažna problema, nepaisant to, kad žinau, kaip tai valdyti puikiai, vis tiek pas patį pasitaiko ir pasitaikydavo pas mano komandos narius, kuriuos visą laiką mokinau ir darydavau treningus ir sakydavau, neturėdom cheat sheetą visą, ką reikia padaryti. Dienos gale nesuvaldysi tu šito momento
100% visą laiką, bet tu gali pasiruošti, užduoti klausimus ir valdyti procesą, kad mažinti riziką arba maksimaliai ją eliminuoti. Tai dabar, kodėl taip atsitinka? Tai todėl, kad kandidatas nepasitikė tuo žmogum, su kuriuo bendrauja dėl naujos galimybės, ar tai būtų samdantis vadovas, jeigu jis pats daro atranką, ar rekruteris tiesiog atvedė tą žmogų ir samdantis vadovas perėmė, ar rekruteris, jeigu jisai ten, ar vidinis in-house atrankistas, jeigu jisai prižiūri visą atranką. Tu nepastatei pakankamai gero santykio su kandidatu, kad jis norėtų su tavim pasikalbėti apie savo perėjimą. Nes kaip bus, kai aš gaunu naują pasiūlymą, kur aš eičiau, eisiu kalbėtis su savo žmona, eisiu kalbėtis su savo dabartiniu darbdaviu, arba galėčiau kalbėtis su nauja įmonė apie visas rizikas. Tai dabar per visą atrankos etapą tu turi galimybę pastatyti save kaip tą žmogų, pas kurį eis numeris 1. Todėl, kad tu esi suinteresuotas šito žmogaus karjeros pokyčių, tu pastatei santykį ir tu esi credible profesionalas. Ir tam yra labai daug, žingsnių, bet iš esmės, dažniausias tam procesas bus toks. Žmogus aplikuoja, mes paskambinam, online pokalbis, pirmas pokalbis, finalinis pokalbis, pasiūlymas. Man atrodo, čia 5 ar 6 etapai, kai tu gali pasikalbėti. Tarp tų etapų tu dar gali su žmogum pasikalbėti. Per visus šitos etapus, jeigu tu identifikuoji anksti arba tau samdantis vadovas identifikuoja, kad čia kandidatas yra tinkamas ir mes tikriausiai jį samdysim, tuo momentu tu gali to nepradėti pradžioj daryti, nes tu tiesiog fiziškai negali, nes turi belė kiek atrankų, bet kai tu pajauti, kad mes jau samdysim šitą žmogų, yra tas momentas, kai tu turi labai stipriai ir greitai statyti su juo santykį. Ir uždavinėti paprasčiausius klausimus, kada tu paskutinį kartą pakėlė atlyginimą, ar tu jau bandėjai išeiti iš savo dabartinės įmonės, kokios tavo pagrindinės motivacijos išeiti. Jeigu žmogus šiuo metu kalbasi su kitomis įmonėmis, realiai tu turi save pastatyti poziciją, kad jisai pasitikėtų tavim, palyginti visą kitą. Ir turėjęs daug tokių, atvejų, kur kandidatas ten pas mane kalbasi, dabartinės, tikrai counterį gaus ir dar 2 pokalbiai yra. Ir mes kalbamės. Ir tu matai, kad kitas pasiūlymas yra žymiai konkurencingesnis ir iš tiesų kandidatui top 1 gal jis nepamini šito. Ir taip, iš tiesų galbūt tu patrauksi nesifokusuosi į kaip numeris 1 choice arba patrauksi į šį atrankos etapą ir visą kitą. Čia toks slippery slope yra šitoje vietoje, bet tada tu koncentruosis į kitą ir tu neturėsi, tokios, rezultatų, kuris priims kitą pasiūlymą. Tai ką aš sakau, tai reikia statyti santykį su kandidatais ir reikia būti būti tuo profesionalu, su kuriuo jie nori kalbėtis. Ir tokių situacijų turėsi žymiai mažiau. Investuok laiko sukurti. Tai, ką tu pasakei, pirmiausiai, kad jeigu mes turime pirmiausiai dirbti ir identifikuoti rizikas, nes čia yra rizikos valdymas atrankos procesai iš esmės. Mes turime identifikuoti rizikas ir tu paminėjai labai gerų klausimų, ką mes turim, aišku, ne taip iš karto jos išbėrus, bet įpinus į pokalbį, jie mums labai daug informacijos duoda. Tai čia tas pats, kaip sakė, atlyginimas, kada buvo pakeltas, tada tai galima klausti ir kaip manai tavo darbdavys reaguos, jeigu tu pasakysi, kad išeini, kaip lyginsi pasiūlymus, kas dar be atlyginimo tau yra svarbu, dėl ko tu nusprendai kandidatuoti ar dalyvauti, ar pokyčiui esi pasiruošęs. Tai čia išsiaiškinti visus tuos dalykus ir tada, aišku, valdyti tą riziką, turint planą B ir C. Aišku, mes galim patraukti kandidatą, jeigu jo motivacija visai prasta, bet čia galbūt kita filosofija yra visgi bandyti jį įtikinti ir jam atskleisti ir jį atvesti iki to sprendimo teigiamo. Taip, aš šiaip galbūt patrauktą kandidatą, galbūt taip negražiai išsireiškiau. Iš tiesų, jeigu tokios situacijos pasitaiko, aš dažniausiai atvirai kalbuosi su kandidatais, kad mes irgi kitus svarstom, bet kaip mes matom, jeigu tai yra mūsų numeris 1 choice, aš tiesiog turėsiu tą pokalbį atvirai iki galo, paprastas pokalbis tarp 2 žmonių ir ne kartą buvo taip, kad per tą pokalbį žmogus nusprendžia, kad galbūt geriau net netest.
nes tikriausiai ten pasiūlymą gaus, žino, kad yra geras specialistas ir nereikia švaistyti abiejų pusių laiko. Ir viskas, ir žmogus pasitraukia savo norų iš atrankos proceso. Arba per šitą pokalbį tu išsigrynini daugiau, kas yra svarbu, nes kartais žmonėms ne 3 dalykai svarbus, kartais 1, kartais ir 7. Taip. Ir tu kalbiesi apie visus šitos dalykus ir tu pamatai, nes, žinai, jeigu aš tavęs dabar paklausiu, kiek tu uždirbi, tu mane pasakysi. Bet jeigu aš tavęs 10 kartų paklausiu, galbūt tu man atsakysi. Ir visi žmonės yra labai skirtingi. Vienas tau iš pirmo karto atsakys, kitas iš 10. Bet per tokius pokalbius tu gali išsigryninti visas detalės. Ir tada mes, kaip, žinai, matė rinką, pasamdė labai daug žmonių, galim no bullshit advice duoti žmonėms ir realiai išsiaiškinti, kas yra geriausia. Aišku, tai labai yra sudėtinga, nes tu turi investuoti nemažai laiko, tu turi pagauti, kur tas, ar geras kandidatas yra ir visa kita, bet iš esmės tas yra įmanoma, tiesiog tu turi pagauti etapus, kur jau tu gali, žinai, investuoti visą savo laiką į tą kandidatą. Bet, pavyzdžiui, aš beveik visus, ką įdarbinu, tai turiu tą tokio lygio santykį su žmonėmis. Jo. Aš galvoju, dar kilo mintis, kad iš tiesų ta informacija, kurią mes susirenkam apie riziką, kad kandidatas gali priimti counter offerį, labai svarbu, kad ją turėtų visi atrankos dalyviai ir samdantis vadovas, nes labai slidi situacija būna taip, kad atrankistas valdo savo procesą tvarkingai, turi planą B ir planą C, bet samdantis vadovas, nežinodamas informacijos apie potencialų counterofferį plano A, jis tiek mato idealą tame pirmame kandidate, kad jiem nublanksta visą kitą ir jis tada sako, ne, man nereikia nei B, nei C, nes aš noriu šito kandidato ir tik tokio ir ne kitokio. Ne? Tai čia jeigu informuoji visus to lygiai, kad yra tokia rizika, kad mes turim žiūrėti plačiau, tada lengviau situaciją suvaldyti ir būna. Šiaip čia žiauriai ilga tema, iš kitos pusės yra, bet samdantis vadovai irgi labai yra daug skirtingų žmonių su skirtingais nusistatymais, patirtimi ir kartais tu paminint tą riziką tiesiog uždarai duris kandidatui, nes kai kurie vadovai tikisi maks motyvacijos ir visa kita. Todėl, kad jie niekada nesusiduria su tokio gylio pokalbių ir galbūt situacijom. Ir visos patirtis anksčiau man sako, kad žiūrėk, kandidatas atrodė motyvuotas, nepaisant to, kad jie ten svarstė 3 kitus pasiūlymus, jie tiesiog neturėjo šitos informacijos ir pas mane per mano karjerą vis tokie hairai buvo, tai šitas lygiai toks pas turi būti. Bet šiandieną žaidimas biškai pasikeitė, konkurencija kitokia, kiekviena kompanija turi atrankistų komandą arba HR ir visi jau po biškai klibina šitos klausimus, todėl, kad jie padeda ne tik suvaldyti atrankų riziką, bet ir įsitikinti, kad žmogus ateina į darbą ir liks čionais, bet jam tinka ir viskas. Ir jie išgirsta tik pirmus signalus ir viskas, pasako, nebeįdomu, todėl, kad kandidatas nėra pakankamai motyvuotas. Ir iš kitos pusės yra samdantis vadovai, kurie kažkada samdė komandas greitai, susidūrė su pirmais 5 kandidatais, kurie counterius priėmė ir pradėjo galvoti, kas čia ne taip. Ir tada pradėjo gilintis patys į šitą informaciją, natūraliai išmoko valdyti. Aš pažįstu samdančių vadovų, kurie dirba geriau nei pusė Lietuvos rekruterių, nors niekada nedirbo rekruteriais. Ir jie supranta visą šitą žaidimą ir klausia, ar pasitikrina, ar tu paklausi šitos klausimus, patys klausia ir tu daliniesi šitą informaciją. Ir tada tiesiog tu esi tas partneris, kurio kandidatas pasitikė ir tu viską samdančių vadovui pasakai ir samdantis vadovas sugeba subtilius klausimus užduoti, kad išsiaiškinti apie šitą visą. Ir puikiai suvaldai rizikas iki pačio galo. Ir būna net sužaidai viską idealiai, apkalbėjai viską 10 kartų su žmogum, atrodo, jeigu to žmogus patvirtino, kad viskas tikrai taip, atrodo nuostabus santykis, tu net nuėjai alaus išgersi šitą žmogau ir vis tiek būna žmonės lieka. Ne, žmonės yra žmonės. Aš turiu vieną situaciją, aš labai tau pritariu, kad santykis yra labai svarbus, bet atsimenu, čia seniai labai buvo, turėjau atranką, mergina transporto skyrius, transporto sritis ir mergina atėjo iš lietuviško kapitalo įmonės, nuostabi kandidatė. Matau,
matau, kad potencialas yra didelis. Ir matau, kad jai tikrai mokama ne pagal rinkos lygį, atsilieka smarkiai ir aš su ją atvirai kalbu. Žiūrėk, rinkos lygis yra toks ir toks. Aš šiuo metu turiu keletą pasiūlymų, aš tave galiu siūlyti čia ir čia atlyginimo lygis toks, čia toks, tu tikrai gerai pasigerinsi savo tą lygį, bet reikės čia palaukti, nes su tarptautiniom kompanijom visada būna, kad ten vieną, kol tu pagauni tą samdantį vadovą, kol tu suderini pokalbį, kol tu tas sekantis pokalbis, suvaldyti tą visą procesą ir visas pusės yra ganėtinai sudėtinga. Žodžiu, aš sakau, aš stengsiuosi kuo greičiau tau tą pokalbį suorganizuoti. Sutarėm ir atrodė, kad kontaktas yra geras, bet pozicija gan junior ten buvo. Žodžiu, mes su jie sukertam rankom, aš stengiuosi, aš jai organizuoju tą pačią savaitę pokalbį, reiškia, mes susitikom savaitės pradžioj, savaitės pabaigoje jos turi įvykti pokalbis, skambina, jis sako, aš jau įsidarbinau. O kur įsidarbinai? Lietuviškai kompanijai ir už tą patį atlyginimą. Ir man taip rankos nusviro, nes aš nuoširdžiai stengiausi jai pagerinti sąlygas ir su ją visiškai atvirom kortom, kad žiūrėk, tu čia gali gauti visai kitokią vertę ne tik pinigais, bet ir karjeros perspektyvom ir visa kita. Ir žmogus, tikriausiai jos buvo kitokie prioritetai, bet kiekvienam tam punktą, ką mes su tavim kalbam, yra bet, nes mes dirbam su žmonėm ir žmonės keičia savo nuomonę, jie ne viską pasako, jie ne visur atsiveria ir tada mes turim su tuo dylinti. Jo, taip antrinti, žinok, nežinau, kaip tas pokalbis vyko. Jeigu man atsitiktų tokia situacija, aš užduočiau savo klausimus, galbūt aš nepasigilinau kažkur, arba galbūt, žinai, neturėjau pakankamai kontakto šitoj vietai, o galbūt viską tu padarėjai šitą ir galiausiai tu nepatikai jai, jinai tavim nepasitikėjo, arba jos tiesiog tokia gyvenimo, maniera yra, savo charakterio maniera, ir jinai priėmė šitą sprendimą. Ir pasitaiko pilna tokių situacijų. Galbūt jai tikrai svarbu buvo priimti taip greitai tą sprendimą. Ta prasme, aš tą priimu ir tą suprantu, aš bandžiau išdėstyti, kad čia palaukus porą savaičių tu, žinai, laimėsi daugiau, bet aš nežinau, kokia jos buvo visiškai ten, žinai, asmeninė ta situacija, finansinė, ne? Mes kalbam apie atlyginimą, mes tą žinom, kitos informacijos aplinkinės mes juk neturim arba turim labai ribotai. Taip. Ir tu neturi laiko dažniausiai užduoti visų šitų klausimų. Geriausia, kai kandidatai paminė, čia idealu yra, kai kurie kandidatai moka ir supranta visą šitą infą arba natūraliai tą paminė, bet kartais tu tiesiog neužduodi, atrodo viską padarėjai, bet galiausiai toks rezultatas. Tai mes su tavim per pokalbį kalbėdami labai daug paminėjom, ne? Tu pabrėžiai daug kartų, kad, reiškia, tas ryšys su kandidatu ir... Čia numeris vienas. Jo, numeris vienas. Tada, kad laikas yra labai svarbu ir mes turim išsiaiškinti laiką, koks svarbus yra kandidatui ir ką mes galim iš pačio proceso įsivertinti, ne? Tada mes pakalbėjom ir apie techninės tas visas sąlygas ir kaip jas galima šiek tiek galbūt apšildyti ir apžaisti. Ar yra dar kažkas, kas žudo kandidato motyvaciją ir į ką mes turėtumėm atkreipti dėmesį? Šiaip yra toks dar vienas dalykas, kad būna tokių įdomių situacijų, kur kandidatui patinka atrankistas ir dėl to dalyvauja procese. Ir vadovai, nors jie neblogi vadovai yra, turi blogą savaitę arba kažkurią dieną blogą nuotaiką ir sugadina procesą visą. Paprasčiausiai dėl savo nuotaikos. Todėl, kad jie mažiau patyrę yra, jie nepagalvoja apie tai, pasako, padarom 4 pokalbius per vieną dieną, tada pamato realybę, ką reiškia pravesti 4 pokalbius per vieną dieną ir tiesiog nesugeba pasirodyti geriausiai. Tai pasakyčiau, šiaip reikia gaudyti samdančius vadovus arba bent jau kalbėtis, kad kaip dienos gale, pavyzdžiui, ar ten, kai mažiau busy, geriausia pasidaryti tos pokalbius, kad pasirodytų. Ir kitas yra padėti pasiruošti, todėl, kad vis tiek tu turi valandą laiko, tau galbūt irgi gali pagauti, kaip kandidatas pokalbius veda, nes vieni būna labai geri specialistai, bet labai blogai save pristato. Kiti blogi specialistai, bet nuostabiai save pristato ir prasiduoda. Tai vis tiek tips and tricks gali duoti iš abiejų pusių, kad būtų lengviau kalbėti. Gali biškį paruošti ir papasakoti apie tą žmogų. Aš mėgstu vis tiek padaryti, paskambinti samdančių vadovui, papasakoti biškį apie kandidatą iš savo prizmės, ypač jeigu aš su samdančiu vadovu turiu gerą santykį. Ir tada papasakoti kandidatui, pasakyti, ko gali tikėtis, paruošti vadovą
vadovui klausimus ir pasakyk žmogui, prabėgsit per savo patirtį, ten užduos specifinių klausimų, motivaciją, turėsi vėliau galimybę užduoti klausimus. Tiesiog biški struktūros nupaišyti ir jeigu aš dar sėdžiu tam pokalbėje, sumoderuoju viską, kad kuo lengviau būtų, kuo laisviau visi jaustųsi. Tai ypač jeigu turi tokią situaciją, kur atrankistas dalyvauja pokalbiuose, dabar kuo dažniau pasitaiko in-house, tai aš manau, kad tas visas, kad chill vibas būtų priklauso nuo atrankisto. Žinai, kartais aš kai pasakoju apie tą patį, tai sako man, ar čia yra sąžininga kandidatą paruošti ir duoti jam tips and tricks. Ir čia ko gero svarbu mums paminėti, kad jeigu jūs vienodai skiria dėmesio visiems kandidatam, kurie dalyvauja procese ir tolygiai paskirsto tą informaciją, tai yra visiškai sąžininga ir tai yra tiesiog bendradarbiavimas su kandidatu. Jo, todėl, kad tu 3 valandą laiko stalpinti visą gyvenimo patirtį. Tu gali paimti vieną ir tą patį kandidatą. Žiūrėk, gal papasakosiu tokią situaciją. Dabar, kai išėjau iš paskutinės darbo vietos, žinau žmonių, kurie aplikavo į mano poziciją ir nepraėjo pokalbių, ir sugebėjo susirasti darbą ten, kur aš nepraėjau pokalbių. Atrodo, toks įdomus trikampis, bet dėl to, kad paprasčiausiai aš blogai pasirodžiau pro pokalbį ir jie pasirodė blogai šitam pokalbį. O kodėl? Galbūt buvo paprasčiausiai nejauku ir viskas. Samdantis vadovas ar kitas. Ir aš esu pastebėjęs, kad būna pokalbiai, kur tu nejaukiai jautiesi ir viskas iš pat pradžių. O būna, kur tiesiog padeda tau atsipalaiduoti, pradedi nuo chit-chat, tada nueini pabiškai į prezentaciją ir tada tu jau į klausimus, nueini pats kaip kandidatas. Ir taip lengvai užsiraša tas pokalbis ir tu atvirai, gražiai, sugebi papasakoti apie savo patirtį, kur tu iššoki ir pas tai daužas iš širdis. Ir viskas, tu susikaustas, tu nekvepuoji, tu negali parodyti savo gražiausių pusių. Tai aš manau, kad šiaip kandidatai geriausiai pasirodo, kai jie yra atsipalaidavę. Ir tai jeigu jis nesugeba atsipalaiduoti prieš pokalbį, tai nereiškia, jis yra blogas kandidatas. Tai yra labai daug kitų dedamųjų. Tai mūsų rolė, ką mes mažiausiai galim padaryti, sukurti jaukią atmosferą žmogui. Ir tada, kodėl aš parašiau pokalbį, kodėl aš visą šitą darau, tai tiesiog, kad visi jaustųsi kuo laisviau. Laisvas pokalbis pats fainiausias yra. Tai yra atrankisto darbo dalis. Taip, valdyti rizikas. Bet kiek kartų aš turėjęs pokalbius su kandidatais ir sakau, ar valdai rizikas? Ir man žmogus sako, ką? Kas šitokio yra? Ir dabar paskutiniai komandai, kur buvau visas susamdęs ir visi atrankistai valdė gerai rizikas. Ir mes juokėmės, 3 mano komandos nariai ir aš, ir visi juokėmės, kad pokalbio metu aš klausiu šitą klausimą ir niekas nežinojo, kas čia yra. O dabar šiandieną sako, čia natūrali darbo dalis, čia atrankisto darbas yra. Lygiai taip pat, tu tiesiog tau lengviau yra įsivertinti kandidatą, tau lengviau yra įdarbinti. Bet tu turi, man atrodo, visi turi turėti šitą požiūrį ir tada geriau atrodys. Tada ir mums feedback yra žymiai lengviau duoti ir mes negaustinsim žmonių. Nes atviresnis santykis. Jo, nes kodėl mes irgi gaustinam žmonės dažniausiai turim per daug darbo, nes dabar visi labai daug atrankistai turi darbo ir būna tiesiog pamiršti. Arba labiau junior žmonės tiesiog blogai jaučiasi, duoti feedbacką ir viskas. Ir todėl, kad bijo, kad žmogus kažkaip blogai sureaguos. Tai jo, tas pasitaiko. Tas labai svarbu. Aleksai, pabaigai, paskutinis dar klausimas. Aš kažkada, kai pradėjau dirbti atrankos ir sustinki tiek daug žmonių kalbini ir tas labai faina motyvuoja ir turi tokią iliuziją, kad jau čia po kiek metų jau nieks nebenustebins. Ir tiek metų praėjo ir vis dar stebina tie žmonės. Ar tu esi turėjęs kažkokią situaciją su kandidatu, kur tave žiauriai nustebintų? Gerą ar blogą? Bet kokį. Žinok, baisių tokių gal nepasakosiu, bet žinai ką? Dabar tai smalsu pasidarė. Esu kalbinęs kandidatą, kuris atrodė perfect on paper, neturėdamas talento pritraukimo patirties ir pamelavo apie savo patirtį, kad dirbo tarptautinėse įmonėse ir taip gražiai nupaišė istoriją ir tada padarėm background checką ir išsiaiškinom viską, kad yra netiesa, kad iš vis žmogus niekada nedirba rekrutmento agentūroje ar in-house, bet pokalbių metu taip gražiai viską papasakojo, kad atrodo, kad žmogus dirba. Ir labai įdomu buvo, todėl, kad aš ir klausiau tokių specifinių klausimų,
kur atrodo žmogus, kuris moka dirbti, galėtų atsakyti apie rizikų valdymą, apie ETS, apie LinkedIn recruiterį, kaip naudojasi, kaip bulynus rašo ir visą kitą ir sugebėjo atsakyti. Tai vat, labai įdomus atvejis buvo ir aš nesuprantu, kaip žmogus pasiruošė šitam pokalbiui. Aš turėjau labai panašų atvejį, paskui išjungus mikrofonus galėsim pasidalinti, ar čia ne tas pats, nes galimai gali būti. Taip. Okay. O iš kitos pusės, tai šiaip pasakysiu, kad kas mane dar labai maloniai stebina, tai aš pirmus, 5-6 metus pradirbau Anglijoje ir kaip užsienietis, dirbdamas Anglijoje, vis tiek, aš ten baigiau mokyklą, ten gražiai angliškai kalbu, visą kitą, bet vis tiek jaučiasi, kad užsienietis. Ir aš dėl to gaudavau mažiau darbo ir mažiau kandidatų norėjo su manim bendrauti, tokia jautėsi light diskriminacija. Ne pas visus tikrai, bet kartais ypač tarp anglų pasitaikydavo toks momentas. Ir aš vis tiek, nepaisant to, kad rinka šiandieną Lietuvoje nėra tokia faina, kokia jinai buvo 4 metus atgal ir dabar yra sunkiau dirbti ir visa kita ir ten lūkesčiai yra žymiai didesni, mane vis tiek stebina, ant kiek žmonės yra malonus. Tu vis tiek tu realiai gali dirbti nepakėlęs telefono. Kai aš pradėjau dirbti, man atrodo, pirmus 3 mėnesius aš praleisdavau, pas mus buvo metrikas, trekino, kiek tu kartų paskambini, kiek tu praleidai ant telefono. Tai aš ten, man atrodo, 300 skambučių per savaitę darydavau ir praleisdavau 14 valandų ant telefono. Tai realiai yra visą dieną, viskas, ką tu darai, skambini kandidatams. O šiandieną tu gali daryti savo darbą, niekada nepaskambinamas žmogui. Ir nepaisant to, Lietuvoje ant tiek malonus žmonės yra, kad tu ir gali su jais tą ryšį kurti, žinai, nuo pat pradžių parašęs, susirašyti, turėti online pokalbį, visą kitą. Tai man tiesiog labai dar malonu yra dirbti. Super, labai faina girdėti. Tai ačiū labai už tavo patirtį, už tavo pasidalinimą. Daug labai praktiškų dalykų nuskambėjo ir man atrodo tokių, kur dažnai tie klausimai nuskamba apie kandidato valdymą. Tai ačiū tau ir sakau iki sekančių kartų. Jūs klausite podcasto Žmogiškieji iššūkiai. Kad nepraleistumėte naujų epizodų, kviečiame prenumeruoti laidos naujienlaiškį adresu žmogiškieji.lt. Podcastą prenumeruoti taip pat galite per Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher ir kitose platformose. Laidos partneris Audioteka verslui. Nuolatinio tobulėjimo kultūra jūsų organizacijoje. www.audiotekaverslui.lt